dar viena bedarbio kelionė ant turnikėlių. Nu, tai šiandien rausiu vėl skaičių. Nu, nes aš noriu ir jėgos elementus daryti, bet aš negaliu, nes man per šalta. Žiūrėjau, kad mane susuks bedarant. Nu, ir po to avalinė ne ta. Tai va, išausiu šiandien prisitraukimus, atsispaudimus ir lygiai gretę ant skaičiaus varysiu. Tai nuo dabar mano tikslas kelt skaičių vis iki tiek, kol pasieksiu 80 prisitraukimų per kartą. Tai va, jaučiuos gerai, oras neblogas. Tai va, vakar makaronus valgiau, daug suvalgiau. Tai va, šiandien reikia juos išdeginti. Ką, galim pasižiūrėti Nemuną. Vakar visas gyvas buvo, šiandien jau viskas užšalo. Užšalęs konkrečiai. Atrodo, vakar dar tekėjo, vakar naktį šitaip staigiai viskas pasikeitė. Įdomu, kai bus priekyje ten visokioms gulbėms, nes aną kartą, kai užšalo, tai ėjau pro čia, tai matydavau pulką varnų vis kokioj nors vietoj. Ir kažkokia kaip guza ant ledo, o po to buvo momentų, kad įsižiūrėjau ir ten, žodžiu, 3 gulbės buvo prišalusios, o varnos pasirodo kanibalai. Tai lesė gulbės, lesė antis, viską jos lesė, kas užšalo. Ir mėsinėjo, viską jos darė. Nu, nes aš kai vaikščiau, tai aš mačiau. Nu, tai pliusas konkretus lauke. Nemunas. Vienur kitur neužšalęs, bet to jau šals. Nu ką parodysiu, kaip turnikiniai kojas kačialina, nes tikriausiai galvojat, kad ir aš nekočioju kojų. Tai va, žiūrėkit. Tai dirba šlaunės, blauzdos, kelieniai, sėdmenės, visi ten įvairiausi raumenukai, pėdos, pirštai. Nu ką, vieną sunkiausių kojų treniruotę pasidariau. Manau, šiandien užteks. Tai va, pumpas geras. Kai dabar einu, tai atrodo va net skersuojos. Nu, tai baisiai išsipūtė kojos. Nu, tai va, ne juokai čia. Nu ką, atėjau jau prie turniko. Vėl kaip pastovi, kol atėjau, tol viskas nugaišau atrodo. Atrodo vėl tingiu sportuoti ir panašiai. Net nežinau dėl ko. Tai pergalvojau, ką darysiu. Tai nedarysiu šiandien ten, ką sakiau prieš tai. Darysiu piramidę. Piramidė bus, tai nu čia labai daug visko darysiu ant tos piramidės. Nu bet aišku, bus tik lygiai gretė ir prisitraukimai. Bet bandysiu pirmą žodžiu nuo lygiai gretės. Tai iškart bandysiu daryti kokius, nežinau. Nu tai aš senai dariau tą piramidę, tai bandysiu biškį silpniau, tai nuo 30 lygiai gretę darysiu ir žemėjančią tvarką iki 0. Tai gausis 30 setukų. Bus košmaras, bet pabandysiu atsilaikyti, jeigu kamera man aišku neišsikraus. Jei išsikraus, tai išsikraus ir nu vis tiek aš darysiu. Tai galbūt nedafilmuosiu. Ir po to ant turniko, nu vat, kiekvienas syk, tarkim, nu vat, pavyzdys toks, padarysiu 30 lygiai gretės atsispaudimų, tada eisiu iškart be jokio poilsio ant turniko padaryti, kokius 10 prisitraukimų, tada pailsėsiu minutę kokią, nu ne, meluoju, nors nemeluoju, minutę pailsėsiu ir tada eisiu daryti 29 atsispaudimus lygiai gretės, tada vėl 10 prisitraukimų, tada vėl minutę pailsėsiu ir va taip sportuosiu. Piramidės principų tik iškart nuo aukšto skaičiaus į apačią eisiu, nes jei nuo apačios į viršų, tai man ne taip įdomu, nežinau dėl ko.
O šiaip, nuo didžiausio kai eini žemyn, tai kuo mažesnis skaičius, tuo žiauriai sunkėja viskas, labai sunkėja. Tai vat, o jei nuo pačios eičiau viršų, tai gali būtų taip, kad su kiekvienu, tipo, tą didelį skaičių jau reiktų išraut man, aš jo nebeišraučiau, pamešiau kokybę, viską ir apsišykčiau ir varyčiau namo. Tai vat, na tai gerai, apšilimą pasidaryti ir pulsą daryti. Tai vat. Vienas setukas yra 29 atsispaudimai lygiagretį. Kur man čia bėgioti reikia? O, kaip karšta daros, eik tu savo. 28. Savo kaip karšta daros. Net neįsivaizduot, kaip žiauriai karšta daros. Pabandysiu. Čia taip gal uždėta kamera. Dar vienas setukas, 0,7. Dviem 7 padaryta. Eik tu savo. Pumpas tai konkretus daros. Šakis. O.
Dar padarytas 26. Dar padaryta. Ilsiuosi po minutę. Tai va, jeigu kam įdomu. Kas čia yra? Pompa pareita. Dar padariau setuką. Dar pol. 25. 25. Išsirengiau, nes tada jokios pompos nėra ir biškį grūdinos. Tai va. Dvim 5 padaryti. Dvim 4. Tai va, rimti setukai čia. Dar setukas padarytas. 23. Dvim 3 padaryta. Man rodos, kad dvim 3 ar dvim 4. Man rodos, kad dvim 3 dabar ir reikėjo daryti. Nes aš jau, man pareina jau nukvakimas. Tai nebesuprasiu, kas vyks.
tu savo. Kai sunkėjo jau viskas. Gerai, dar poilsis. 22. Dvim 2. Einam toliau. O, iškrito kamera. Eik, tu savo. Da, taip nėra buvo gyvenime. Eik, tu savo. Septyni. 8. 9. Viskas, dar einu ilsėtis. Jau belia kaip sunkėjo viskas, eik tu savo. Jau visas guminis darau. Nu ką, 21, jei neklystu, nes jau galva pradeda nebedirbti. Net pamiršau, kad ilsiuosi momentu. Nežinau, kur čia pastatyti geriau. Ai, čia ir bus gerai. Jau galva pradeda nebedirbti. Ką, dar padariau vieną setuką. Einu ilsėtis. 20. Dabar yra beveik 3 dienos. Laukia minusas, jei kam įdomu.
Dar vienas setukas padarytas. 19. Devyniolika padaryta. Dar vienas setas padarytas. 18. Pamečiau skaičių. Eik, tu savo. Man radas 18, nes aš pamečiau skaičių, man viskas jau galva nebedirba, jaučiu užteks gal. Ir taip daug čia padariau. Tai pala, jei 18, tai 12 setą darau. Tai čia normaliai. Čia normaliai skaitau. Bus šitas paskutinis setas, nes nebepadarau. Jaučiu, kad net neina prisitrauk šitaip, atjungia visą. Viskas. Tai šiandien padariau 12 seto. Tai nuo 30 iki 18 nusileidau, nuo 18 setą ir padariau. Ir 120 prisitraukimų. Tai va, ačiū, kad žiūrite ir nežinau, semkitės motyvacijos ar ko nors, sportuokit. Nu, kiečiausias ir sunkiausias sportas tai yra neklausant jokios muzikos, nes labai yra sunku. Nes atrodo be muzikos tai slegia, bet kai įpranti būna daug geriau nei su muzika. Ir po to, kas nesate pasiruošę dviračių sezonui, ruoškitės. Ir vežkite į Traška servisą, kuris randasi Kaune, Vilijampolėj. Sutvarkys bei prižiūrės labai kokybiškai ir gerai. Ir nereikės per 10 meistrų vežioti dviračių, nes tarp tų 10 meistrų šitas servisas pats geriausias, o iš tų 9 likusio dažniausiai atveža į šitą servisą viską pertaisyti, nes taip yra. Tai vat. Iki.